Sveiki visi, šiame video pateiksiu kelis punktus, į kuriuos manau vertėtų atsižvelgti prieš investuojant į ICO ir galbūt netgi nebūtinai į ICO. Pirmas būtų, ar ICO turi veikiantį produktą. Jeigu turi, galbūt turi ir naudotojų, kas jau naudojasi to produktu. Jeigu neturi, tai nėra labai blogai. Tarkim, duosiu vieną pavyzdį, kurį aš investavau, kuris ICO neturėjo veikiančio produkto, tai būtų The Key. Kai jie paleido savo ICO, jie neturėjo veikiančio produkto, bet projektas tikrai yra neblogas. Žinoma, didesnis pliusas būtų ICO, kuris jau turi kažkokį veikiantį produktą. Toliau, ar ICO projektų reikalinga blockchain technologija ir decentralizacija? Nes kiek pastebėjau, labai daug kūrėsi ICO, kuriems visiškai nereikalinga blockchain technologija. Jie naudoja ICO vien tik tai tam, net patys pasako, kad tik susirinkti pinigus. Taigi, jeigu jiems nereikalinga blockchain technologija, manau, tai yra minusas. Toliau reikėtų atsižvelgti jų partnerius, galbūt jie jau turi kažkokius partnerius, taip pat patarėjus, nors patarėjai neturėtų sudaryti kažkokio tai vaizdo, nes šiuo metu dauguma ICO tiesiog nusiperka tos patarėjus, jiems sumoka pinigus, kad juos tiesiog patalpintų tarp komandos narių kaip patarėjus, todėl aš nelabai atsižvelgiu iš tikrųjų į advisorius. Toliau, kaip bus panaudojamas tokenas, taigi šią informaciją dažniausiai galima rasti white paper'e ir ką reikėtų žinoti, ar tai būtų kaip atsiskaitimo valiuta, kaip tarkim Viacoin, Vertcoin, Litecoin, ar utility tokenas, ar security tokenas. Taigi šią informaciją reikėtų susižinoti iš jų tinklapio arba white paper'e. Dar vienas labai svarbus dalykas, jie gali prirašyti labai daug ir jų projektas gali atrodyti labai geras, bet reikia pagalvoti, ar tai yra tikrai realu pasiekti jų tuos tikslus ant dabartinių platformų, tokių kaip Ethereum ir NEO. Nes, kaip žinome, dabartinės platformos, jos tikrai nėra greitos ir tikrai dauguma ICO, kurie kūrėsi, jiems be šansų yra pasiekti savo tikslus ant dabartinių platformų. Dar vienas svarbus dalykas, reikėtų pasižiūrėti, kiek laiko jau dirba ši komanda prie šio projekto, nes jeigu jie tiesiog susirinko ir per savaitę, per mėnesį nutarė, okei, viskas daroma ICO, tai tikrai, manau, čia didelis minusas ir tikrai neinvestuočiau į tokius projektus, nes kitas pavyzdys, tarkim, jeigu gerai pamenu, Arcblock, jie dirbo ties projektu apie metus ir tik tai po metų nusprendė padaryti ICO. Toliau GitHub, dar vienas labai svarbus dalykas. Taigi, jeigu projektas ICO neturi prieigos prie GitHub, nebūtinai GitHub, prie kitos kodų svetainės kodavimo, taigi tarkim GitHub arba GitLab arba Bitbucket ir panašiai, jeigu projektas nerodo jums savo source code, tai yra mano manymu labai didelis minusas, nes jūs negalite matyti, kas dirba prie to projekto, kiek žmonių dirba prie to projekto, ar aktyviai dirba, ar iš viso dirba ir taip toliau. Vėlgi vienas pavyzdys, į kurį projektą investavau, kur nebuvo viešinamas source code kodavimas, tai vėlgi būtų Arcblock. Tiksliau neinvestavau, bet bandžiau investuoti, nepasisekė, bet tikėjau tą komandą ir jų paaiškinimu, kodėl jie neviešino tuo metu savo source code. Taigi labai svarbus dalykas yra GitHub. Tarkim, dabar įsijungiu Bitcoinų, tarkim, čia kažkoks ICO, taigi galima matyti, kas dirba prie jo, ar vienas žmogus, ar daugiau žmonių, būtina, manau, nueiti į jų profilį ir pasižiūrėti. Štai čia kaip ir kalendorius ir matosi, kiek, kurią dieną jisai yra dirbęs. Kitas svarbus dalykas - pasižiūrėti, kiek laiko jisai jau dirba, kiek laiko jisai koduoja, tarkim, GitHub svetainėje, nes jeigu pradėjo koduoti tik tai, kai paleido ICO, tai manau irgi nėra gerai. Visada geriau, kai žmogus, kas dirba prie to projekto, turi patirties ir visada daug geriau yra, kai dirba ne vienas žmogus, o ne vienas developeris, o bent jau 2-3, bent jau minimum. Nes visada geriau, kai vienas kitą pataiso developeriai, kurie dirba komandoje. Yra keli projektai, žinoma, kurie gerai vystosi ir su vienu developeriu, bet tikrai būtų daug geriau, jeigu būtų daugiau negu vienas. Toliau, ką reikėtų žinoti, kiek tokenų bus iš viso, taigi koks bus total supply to projekto ir
ar tai bus maksimalus supply, galbūt jie papildys savo tokenus kas metus, kas metai, tarkim, po 2 procentus pridės, ką jie darys su neparduotais tokenais, ar sudegins, ar papildys komandos sąskaitą. Taigi visą šią informaciją irgi reikėtų susižinoti. Toliau soft cap, hard cap, kas tai yra. Taigi paėmiau štai tokį pavyzdį, čia rašo, kad tokenų bus 10 milijardų, iš jų pardavimų bus 4 milijardai, taigi 40 procentų bus išparduota tokenų. Soft cap ir hard cap, taigi kas yra soft cap? Soft cap tai yra, kad jie tikisi minimaliai surinkti tiek pinigų. Jeigu jie nesurinktų, tarkim, surinktų 200 tūkstančių Ethereum, tai visus tos Ethereum atsiųstų atgal ir šis projektas neįvyktų. Kai surinks soft cap 25 tūkstančius, maksimaliai kiek jie surinks bus 48 tūkstančiai Ethereum. Ir kai surinks 48 tūkstančius Ethereum, tiesiog sustabdys pardavimus, nes bus pasiektas limitas. Taigi reikėtų atkreipti dėmesį ir į šios skaičius, soft cap, hard cap ir kiek procentų bus parduota, koks total supply. Tokenų paskirstimas, taipogi visos kriptovaliutos turėtų turėti kaip ir diagramą, kiek procentų bus skirta komandai, kiek procentų bus skirta investuotojams, mums, kurie investuoja į šią ICO, kiek procentų bus palikta projekto ateičiai, kažkiek procentų galbūt reklamuotojams, bounty programoms ir taip toliau. Aš asmeniškai iš karto atmešiau tos projektus, kurie skiria investuotojams tik tai apie 10 procentų savo tokenų. Toliau dar vienas svarbus dalykas, į kurį aš labai atsižvelgiu, tai prie ICO yra ICO bonuso procentas. Taigi jeigu bonuso procentas būna virš 30 procentų, aš iš karto tos projektus atmetu, bent jau 90 procentų jų, nes kai būna didelis procentas bonuso tiems, kas investuoja pirmiau, kai tik tai įdeda tą tokeną į keitiklas, tada iš karto būna pump and dump ir išparduoda tie, kas nusipirko 30 procentų pigiau, ar netgi daugiau procentų pigiau ir iš karto nori gauti tą pelną. Taigi reikėtų pasižiūrėti į bonusų procentus. Žinoma, yra ir išimčių. Galbūt white paper'e parašyta, kad tie, kas nusipirko su 30 procentų nuolaida ar 40 procentų nuolaida, jų tokenai bus užrakinti, locked pusiai metų, 3 mėnesiams ar gal netgi metams ir jie negalės prie jų prisiliesti. Taigi tokiu atveju nieko blogo nematau. Kitas dalykas, ką reikėtų atkreipti dėmesį, ar jie prieš investuojant nori nustatyti jūsų tapatybę. Taigi manau, kad labai geras dalykas yra tas, kad kai nustatinėjama yra tapatybė kiekvieno investuotojo. Ir dar kitas dalykas, kad reikėtų sužinoti, ar yra limitas investuotojams, tai galbūt investuoti paprastiems žmonėms galima, tarkim, iki 3 Ethereum vienam asmeniui ir daugiau negalima, tik tai iki 3 Ethereum. Taigi vėlgi būtų pliusas, jeigu būtų limitas. Toliau tinklapyje, manau, kiekviename projekte, kiekviename ICO turi būti paaiškinta 1-2 sakiniais, kas tai yra per projektas ir kad būtų paaiškinta žmogiška kalba, ne taip kaip tarkim buvo su Zilla projektu. Tenai buvo parinkti tokie žodžiai, kur tiesiog neina suprasti, bandoma tarsi supainioti žmonės ir kiek skaičiau, kiek video žiūrėjau, bando parodyti, kad čia yra projektas wow, bet jeigu projektas negali parašyti žmogišką kalbą 1-2 sakiniais, į ką jie orientuojasi, kokią problemą galbūt jie išsprendžia, manau, neverta investuoti į tokį projektą. Toliau būtų white paper'is ir jų veiksmų tikslų planas. Ką pastebėjau dar, kad dauguma ICO, galbūt ne dauguma, bet tikrai nemaža dalis ICO netgi neturi roadmap'o. Jie tiesiog parašo white paper'į ir galvoja, kad to užtenka. Bet manau, kiekvienas ICO, kiekvienas projektas turi būti parašęs savo white paper'į ir kiekvienas ICO turėtų turėti veiksmų planą, kuriame aprašyta, kas iki kada turėtų įvykti, kas yra taipogi svarbu. Ir manau, pati svarbiausia dalis yra komanda. Ir čia reikėtų skirti, manau, daugiausiai dėmesio prieš investuojant į ICO, taigi patikrinti iš pat pradžių, ar tai tikrai tie žmonės, ar jie nesinaudoja kažkieno vardais pavardėm, ar nededa netikrų nuotraukų. Patikrinti LinkedIn, Twitterį, kitus socialinius tinklus. LinkedIn pasižiūrėti, kada susikūrė, kiek turi rekomendacijų, kokia patirtis, ar dirbę komandos nariai prie kažko panašaus, kiek komanda turi developerių. Manau, būtina sekti įkūrėjus,
projekto Twitter'e. Visų pirma, ką reikėtų patikrinti, ar visi sekėjai, visi, kurie spaudžia patinka, visi, kurie dalinasi postais, ar tai yra tikri žmonės, o galbūt yra tiesiog nupirktos netikros anketos tūkstančiais, nes labai daug kas daro šiuo metu. Perka laikus, perka sekėjus, kad atrodytų labai didelis Twitter accountas, bet iš tikro taip nėra. Taigi reikėtų atkreipti dėmesį, kas seka projektų įkūrėjus, ar aktyvus Twitter accountas, ar aktyvi Twitter ta vadinama siena, ar daug kas komentuoja, ar tiesiog įdeda postą, 1000 laikų, bet niekas nepakomentuoja. Toliau, ką dar reikėtų padaryti, taigi reikėtų prisijungti prie jų, tarkim, Discord ir paklausinėti apie projektą, bendram čate, atskirai pabandyti pakalbinti įkūrėjus. Taigi galima pabandyti pasiūlyti įkūrėjams video call, tarkim, per Skype paskambinti su webcamu. Jeigu nenorite kalbėti, tiesiog pasiūlyti ir pasižiūrėti, ar jisai sutiks ar ne, ar iš karto atsisakys, nes tikrai mažas procentas skemerių norėtų rodyti savo tikrą veidą per video skambutį ir tuo tarpu galima įsitikinti, ar tikrai tas asmuo yra įdėtas tarp komandos narių. Toliau kitas svarbus dalykas yra bendruomenė, tai yra community. Kartais netgi ICO verčiamas Initial Community Offering, nes bendruomenė yra labai svarbi. Taigi ar aktyvi bendruomenė projekto socialiniuose tinkluose, tam pačiam Discord'e, Twitter'e, Telegram'e ir taip toliau. Vienas būdas, kaip galima netgi patikrinti, ar bendruomenė tiki to projektu, ar domisi to projektu, galima užeiti į Discord'o kanalą ir visiems bendram čate paklausti kažkokių klausimų. Ir jeigu jums į tos klausimus atsakinėja ne komandos nariai, o tiesiog paprasti žmonės, bent jau aš taip manau, kad tai yra labai didelis pliusas, kai bendruomenė atsakinėja jums, duoda atsakymus. Žinoma, ir komanda negali būti pasyvi, negali ignoruoti klausimų. Tiek turbūt būtų toksai kaip ir checklist. Žinoma, reikėtų skirti daugiau dėmesio. Aš čia tokį kaip ir basic checklistą padariau. Reikėtų ką suprasti, kad didelės kompanijos, tai ir tarkim angel investors, venture capital investors, investuodami į ICO ar kitus startupus, jie visų pirmiausia labai gerai išstudijuoja kiekvieną projektą, labai skiria tam daug dėmesio prieš investuodami. Jie labai yra atsargus, todėl ir mes turėtume būti labai atsargus prieš kur nors investuodami. Taigi tiek būtų šiam video, galbūt kažkam jisai buvo naudingas. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.